Sveikas, mielas klausytojau, su tavimi sveikinuosi Žinau viską tinklalaidė. Aš esu jaunoji žurnalistė Ūla Kaulakytė ir moderuosiu šiandienos pokalbį. Labai džiaugiuosi gavusi šią galimybę ir ne veltui sakau žodį galimybė, nes šio pokalbio tema ir yra mobilumo galimybės jaunimui. Šalia manęs sėdi AI instituto atstovas Tomas. Tai labas, Tomai. Labas. Tai galbūt galėtum trumpai prisistatyti mūsų klausytojams. Taip, tai aš esu Tomas, atstovauju AI institutui. AI institutas užsiema socialiniais projektais, kurie yra finansuojami ES. Tai kaip pavyzdys dirbam su klimato kaita, žmogaus teisėmis, pabėgėlių integracija ir kitomis svarbiamis socialinėmis temomis. Aha, gerai. Tai taip pat dirbat ir su Erasmus Plus projektais, ane? Tai galbūt papasakok ir pristatyk, kas yra tie Erasmus Plus projektai. Taip, tai dirbam su Erasmus projektais. Šiaip Erasmus programa yra labai didelė, yra didelis biudžetas skirtas Europos komisijos, tai taip pat Erasmus programa yra viena žinomiausių ES programų. Jeigu tiesiog einam gatvę paklaus žmonių, ką žinot apie ES ar kokią programą žinot, tai turbūt daugelis pasakys, kad žino apie Erasmusą. Tai šita programa, kaip sakiau, yra labai didelė ir tie socialiniai projektai, kuriuos mes darom su Erasmus pagalba, tai yra visokie jaunimo mainai, jaunimo mokymai, jaunimo darbuotojų mokymai, kažkokie didesni, ilgesni projektai, kurie yra skirti tom socialiniam problemam ir mažintas tas problemas tiek pas mus, tiek užsienyje. Tai jie dažniausiai būna tarptautiniai. Ta prasme, Erasmus programa yra apie tarptautiškumą, keistis patirtim, nuomonę, biškį pakeliauti ir mokytis vieni iš kitų, būtent iš tarp ES šalių ir Erasmus programos šalių. Tai galbūt galėtum papasakoti, kaip vyksta patys Erasmus Plus jaunimo mainai, nes tai vis tiek yra tokia universali programa, į kurią gali pretenduoti beveik kiekvienas jaunas žmogus. Taip, taip trumpai apie Erasmus programą. Tai Erasmus jaunimo mainus, tai Erasmus jaunimo mainai yra skirti jaunimui nuo 13 iki 30 metų. Dalyvauti gali kiekvienas žmogus, nebūtina būti studentu. Tiesiog jeigu atitinki tą amžiaus kriterijų, tu gali iškart dalyvauti tose projektuose. Kažkokio limito, kiek gali važiuoti tos projektus, kiek kartų irgi nėra. Tai realiai gali visą gyvenimą nuo 13 iki 30. Jeigu turi finansinių lėšų, gali tiesiog būti projektuose ir keisti šalis ir taip keliauti. Tai tie projektai dažniausiai trunka apie 7 darbo dienas plus 2 kelionės dienos, kur tiesiog skirtos tam, kad tu pasiektum tą tašką, kur vyks tie mainai. Ir tada organizatoriai jau ten turi išsirinkę tam tikrą topiką, ties kurio ta grupė dirba. Tai dažniausiai būna, nežinau, kaip ir sakiau, apie klimato kaitą gali būti apie pabėgėlius, gali būti apie kažką susijęs su rinkimais, su pilietiniu aktyvumu. Tai tų temų yra labai daug, visos jos yra aprašytos pačioje Erasmus Plus programai ir kiekvienas gali pasirinkti pagal save, kas domina, ir gali užaplikuoti ir išvažiuoti tokią savaitę į tos mainus ir sudalyvauti. O ten, kaip ir sakiau, būna daug jaunimo ir iš kitų šalių, kur jūs tiesiog mokinatės vieni iš kitų. Aha, ir dar taip pat žinau, kad pats kartais rašai ir rengi tuos Erasmus projektus. Tai galbūt galėtum daugiau papasakoti apie Erasmus Plus projektų rengimo užkulisius, kaip vyksta pats projektų rašymas, rengimas, idėjų generavimas. Tai tam, kad parašyti tokį savaitės trukmės projektą, reikia biški pasistengti ir jeigu taip įsivaizduoti, tai galbūt tas rašymas tokio projekto yra biški lengvesnis negu, pavyzdžiui, parašyti bakalaurą, nes kai tu atsidarai tą paraišką Erasmus jaunimo mainų, tu turi tam tikrus klausimus, į kuriuos tau reikia atsakyti. Ir ten jau yra gal apie 20 tų klausimų ir tu tiesiog yra tam tikras limitas, kiek didelis gali būti tavo tas atsakymas ir tu tiesiog eini viens po kito po klausimą ir aprašai būtent tą temą, kurią tu pasirinkai. Tai mano galva yra biški lengviau negu tiesiog bakalaurą rašyti nuo tuščio lapo, o kai turi atsakymus, tu gali savo
susidėliot viską ir atsakyt. O dar kokie būna sunkumai, tai būtent tu parašai projektą, tada, pavyzdžiui, yra 2 deadline'ai per metus, ne? Vasarį ir spalį. Pateiki projektą ir tada lauki apie 3-4 mėnesius rezultatų. Jeigu parašai gerai ir gauni finansavimą, tu gali tada pasirašai sutartį su nacionalinė agentūra ir jau gali planuoti gyvenimą tų mainų. Kaip sakiau, patys mainai trunka plius minus savaitę, bet tas darbas yra tiek rašymo, tiek po to, jeigu tau reikia suorganizuoti, tai pavyzdžiui, mes turim 6 šalis, po 6 žmonės, tai projektą dalyvaus 36 dalyviai, pasirinki amžiaus ribą, pavyzdžiui, mes dažniausiai dirbam nuo 18 iki 30 metų, kad būtų lengviau jau su suaugusiu jaunimu dirbti. Ir tada tau jau, kai tau gauni patvirtinimą, tu turi išsirinkti, susitart su viešbučiu iki galo, parūpinti maitinimą, paieškot, kaip žmonės pasieks tą šalį ir tą miestą, nes vis tiek bus ten, pavyzdžiui, kaip sakiau, 6 šalis. Tai tu turi tą viską padaryti tokį researchą, tyrimą ir informuoti partnerius, kurie jau atsakingi už atranką dalyvių tose šalyse. Ir kai jie atsirenka žmonės, tie žmonės jau susisieks su tavimi ir tu turi tą procesą koordinuoti tokį logistinį. Tada prižiūri, kaip jie perka bilietus, jeigu reikia pagalbos, paieškai bilietų jiems ten, arba gali jiem nupirkti bilietus jau už tas lėšas, kurios yra finansuojamos, kur gavai finansavimą. Ir tada žmonės atvažiuoja pas tave, pas jūs į mainus ir jau turi sukūręs programą, kad kiekvieną dieną, pavyzdžiui, bus po 4 workshopus, kažkokia roleplay, simulacijos, tyrimai, gal kažkokios viešos akcijos miestelį, ten kur nors, tai čia jau priklauso nuo temos, apie ką tie mainai bus. Tai sukūri tą programą, atvažiuoja žmonės ir tu turi tą programą pravest, o po mainų tavo darbas yra irgi, nes programa yra 100% finansuojama ES, tai už bilietus reikia grąžinti pinigus, tai tau po to projekto reikia atsisėsti, susirinkti tos visus bilietus, paskaičiuoti, suvesti viską ir pervesti tos pinigus dalyviam už kelionę, o pats toliau turi dirbti, nes po tokių mainų dar reikia pateikti ir finalinę ataskaitą, kur reikia aprašyti, ar buvo pasiekti tikslai, kaip viskas vyko, ar turėt kokių nors sunkumų, problemų, ar viršijot lūkesčius pačio projekto, tai tą visą reikia aprašyti ir vėlgi ten yra tokia finalinė ataskaita, kur bus irgi apie 20 klausimų ir tau tiesiog reikės aprašyti viską ir pateikti, ir tada jau oficialiai baigėsi tas projektas. Tai va, čia tokie užkulisiai, kur žmonės dažniausiai mato tik tą cherry on the top, mato jaunimo mainus, 7 dienos, visiems linksma, visi bendrauja, keliauja, bet yra gan daug darbo tiek prieš tos mainus, tiek po mainų. Nu taip, darbo iš tikrųjų labai daug. Ir pats esi minėjęs, kad jūsų organizacija, AI institutas, kaip tik ieško ne naujų žmonių, bet jaunų žmonių, kurie nori prisidėti prie tų Erasmus Plus projektų rašymo rengimo. Tiesa? Tai mes visą laiką ieškom praktikantų, tiek iš užsienio, tiek iš Lietuvos. Tai jeigu kažkas iš jaunimo jau yra dalyvavęs tokiuose mainuose ir norėtų išmokti būtent kaip juos rašyti arba kaip juos organizuoti, tai mes kviečiame atlikti praktiką pas mus Vilniui ofise ir tikrai galėsit išmokti ir pamatyti, kaip vyksta ta praktika, ne tik tais teorija, būtent parengimo tokių projektų. Be tokių mažų, mes vadinam jos mažaisiais projektais jaunimo mainus, mes dar turim ir didesnių projektų, rimtesnių, kur jie ne tik tais yra tarptautiniai, bet mes darom ir vietinės veiklas vietiniam jaunimui, tai čia jau be tų tarptautinių partnerių, bet irgi tose renginiuose nėra draudžiama dalyvauti ir užsieniečiam, kurie gyvena Lietuvoje pas mus. Tai mes tokius projektus irgi turim, kur darom daug visko ir keliaujam tiek po Lietuvą, tiek po užsienį. Tai va, tai jeigu kažką domina tokie socialiniai projektai arba kaip gerinti gyvenimą, tokį, kaip padėti community, kaip bendruomeniai, kaip padėti savo bendruomeniai, tai kviečiame atlikti praktiką pas mus ofise, AI institute. Aha, tai va, toks kvietimas nuskambėjo, o dabar taip pat žinau ir tai, labai daug dalykų žinau šiandien, taip, tai kad tu... Žinai viską. Žinau viską, taip. Tai kad tu ne tik rengi projektus, bet ir esi dalyvavęs tikrai ne vienuose Erasmus Plus mainuose.
Tai galbūt turi kokius įspūdingiausius arba kokią įdomią istoriją iš tų mainų ir galėtum ją pasidalinti su mumis. Reikėtų pagalvoti, nepasirašiau su istorija prieš, tai tuoj reiks galvoti. Šiaip esu dalyvavęs jo tikrai daug jaunimo mainuose, projektuose, net jau nustojau skaičiuot, gal gaunasi, gal virš 100, bet šiaip pradėjau ganėtinai vėlai dalyvauti tokiuose projektuose, tai gal aš taip neatsakant tiesiai į klausimą, bet tokia prieš istoriją. Kol galvosiu, kad čia kokią istoriją papasakot, tai jo, tai aš baigiau gal tokį įdomesnį istoriją, kaip aš gal susipažinau su Erasmus jaunimo mainais. Tai aš, kai buvau bakalauro studentas, aš mačiau tokius skelbimus apie jaunimo mainus, kad ten kažkas kažkur vyksta užsienyje, kad finansuojama kažkiek. Ir aš skaičiau ir toks galvoju, čia kažkoks fishy, kažkoks skemas, kažkas bus blogai turbūt, nes negali būti čia finansuojama taip, kad kažkas paimtų tave, išsiųstų nemokamai į kelionę. Mačiau tos skelbimus. Vieną kartą buvau užaplikavęs į kažkokį projektą Vokietijoje. Mane atrinko, aš toks, atrinko, okei. Bet dėl to, kad aš buvau vienas ir nieks aplinkui nežinojo apie tos projektus, aš toks pradėjau abejot. Parašiau laišką, sorry guys, I don't have passport. Jie tokie, do you have ID? Aš toks, my ID is expired. Ir nusimazinau nuo tų mainų ir neišvažiavau į tos mainus. Tai čia buvo 2 metai prieš mano pirmą patirtį su mainais. Tai aš 2 metus prieš žinojau, abejojau, buvo mane atrinkę, bet aš toks, kažkas ne taip ir nesugebėjau išvažiuoti. Ir po 2 metų jau, kai baigiau bakalauro studijas ir turėjau tą pertrauką tarp bakalauro ir magistrinių studijų, sunku buvo surasti darbą, nežinau, ką daryti. Galvoju, reikia pabandyti dar kartą suaplikuoti tos projektus, pabandyti, pažiūrėti, jau vis tiek neturiu ką veikti, pabandysiu, užaplikavau dar vieną projektą, tai buvo Turkijai, prie jūros, užaplikavau, mane atrinko ir vienas vėlgi užaplikavau, atrinko ir išvažiavau į tos mainus Turkijai. Ir po tų pirmų mainų ten buvo toks viskas, kaip čia įdomiai, nes buvau iki tol Erasmus studijų mainuose, semestrą Maltoje. Tai kai nuvažiavau į pirmus mainus, galėjau palyginti jau su tom studijom ir taip galvoju, tai kas vyksta per studijas, per semestrą, realiai vyksta čia per 7 dienas. Ta prasme, pavyzdžiui, nuvažiuoju į kitą šalį studijuoti, ten, kol susirandi tų draugų, ten tas procesas toks ganėtinai lėtas yra. Bet struktūra panaši, nes, greitai susipažįsti, pavyzdžiui, per mainus ten 1 dieną susipažįsti, ten pabendraujat, kažko padirbat kartu ir jau tampat kažkokiais tokiais draugeliais ir taip ganėtinai greitai per 7 dienas, 7 dieną ten jau verkiat, kad reikia skirtis ir grįžti į savo šalis. Tas pats vyksta ir per tos studijų mainus, kai vyksta semestras, tik tais biškį lėčiau. Tai aš galėjau taip palyginti, kiek čia greitai viskas vyksta. Ten kažkas gali įsimylėti, 1 dieną jau po 7 dienų išsiskirs ten, ar nežinau. Ar gal toliau tęs draugystę ir turės po to Erasmus Family kokią nors. Tai čia grinai, jeigu išvažiuojat studijuot, tai žymiai greičiau viskas vyksta per tos mainus, per tą savaitę viskas taip paspartinta ir žmonės labiau atviresni ir labiau linkę bendrauti ir domėtis vieni kitais. Tai čia tokia mano buvo patirtis iš to pirmo projekto ir po to aš grįžau iš tų mainų. Visas toks šokė, kad kodėl aš, kai buvau studentas, nevariau ir prisimenu tą atvejį, kai aš pasakiau, kad neturiu nei paso, nei ID, nes tiesiog bijau. Tai blemba, aš realiai galėjau keliauti nuo 18 iki dabar, iki pirmų mainų, tai ten buvo praėję 3 metai. Nuo 18, pavyzdžiui, iki 21 galėjau tiek iškeliauti, būdamas studentu, jau ne po to, kai baigiau bakalaurą. Bet geriau vėliau negu niekada, tai pabandžiau ir grįžau ir galvoju, ne viskas ten buvo gerai, galvoju, gal galima būtų pabandyti ir pačiam kažką tokio padaryti. Bet same time, pamiršau kaip čia lietuviškai, same time. Tuo pačiu metu. Tuo pačiu metu. Aš ir vertėjau. Jo, tuo pačiu metu. Galvoju, dalyvausiu toliau, nes labai patiko ir, pavyzdžiui, per 6 mėnesius buvau išvažiavęs į 9 Erasmus jaunimo mainus. Tai būtent tą Per 6 mėnesius. Jo, tai 6 mėnesių laikotarpį 9 projektai buvo. Turėjau net tokiu atveju, pavyzdžiui, kai buvau grįžęs
į Lietuvą iš projekto, išeinu iš oro uosto, mane pasitinka mama, duoda man naują lagaminą su švariais rūbais, atiduodu aš savo su nešvariais ir grįžinėjau atgal į oro uostą ir išskrendu į kitą projektą. Tai ant tiek buvau pasinešęs to laikotarpiu, dalyvauti tose projektuose. Nieko nereikėjo daugiau, tiesiog norėjusi keliauti ir būti tose projektuose. Tai 9 projektai per 6 mėnesius, čia realiai 9 savaitės, plus minus, biškai daugiau ganas negu 9 savaitės. Tų mainų buvo to laikotarpio. Tai ir tuo pat metu mokinausi, žiūrėjau, ieškau irgi gal kaip čia prisijungti ir pabandyti paorganizuoti tokius projektus. Ir tada aš gavau pasiūlymą įsidarbinti į institutą, kuriam jau daug metų dirbu ir darom tą kartu. Jau su AI institutu tos projektus. O kaip neprarandi entuzijazmą užsiimti šią veiklą? O čia tai sunkus klausimas. Nežinau, tiesiog kas motyvuoja, tai pavyzdžiui, kartais būna pasitaiko atveju, kai žmonės po tokių mainų ar šiaip kažkokių tokių socialinių veiklų žmonės ateina ir ar parašo, ar tau pasako tiesiai, kad ačiū jums, buvau jūsų projekte, jūs man padėjot kažką ten padaryti, pasiekti, pakeisti gyvenimą, ten, nežinau. Tai tokia motyvacija, kad matosi žmonės, kad keičiasi į gerą pusę ir tai gal motyvuoja matyti tos pokyčius, kurie stiprina bendruomenę ir padeda visiems. Tai tokia motyvacija gal labai humanitarinė gal. Tai kiti žmonės yra motyvacija. Jo, tas pokytis į gerą pusę yra didžiausia turbūt motyvacija daryti tos projektus. Darbas nėra labai lengvas, dirbti su jaunimu irgi nėra lengva, ganėtinai sunku, sakyčiau, bet viskas įmanoma ir kai tu matai tą pokytį po kažkiek laiko, tai tas tave labai motyvuoja. Tu čia neprisiminiai įsimintinos istorijos. Dar ne. Bet aš prisiminiau tavo vieną iš istorijų. Tai yra jaunimo mainai Turkijoje ir žemės drebėjimas. Taip, gera istorija. Jo. Ačiū. Jo, tai turėjom neseniai čia praeitais metais turėjom mainus Erasmus mainus tarp Lietuvos ir Turkijos jaunimo ir mes važiavom į Hatay regioną, čia regionas, kur vyko 23 vasarį, kovo mėnesį, man atrodo, vyko žemės drebėjimas, vienas didžiausių istorijų Turkijos, kur žuvo daug žmonių ir suniokoti buvo miestai. Tai mes turėjom tokį projektą, nesusijusi su šita tema, bet socialiniai tiesiog apie smurtą prieš moteris buvo tema to projekto, bet vis tiek mes mainai pagal idėją turėjo vykti tam regione, bet dėl to, kad buvo po žemės drebėjimo, mes perkeliam tą vietą biškį į saugesnę, bet vis tiek dėl to, kad tai nebuvo toli nuo žemės drebėjimo zonos, mes su grupe išvažiavom vienai dienai į tą regioną, aplankyti žmonės, pamatyti, kaip atrodo miestai po žemės drebėjimo. Tai buvo sunku visiems, ypač vietiniam jaunimui iš Turkijos, nes kai kurie buvo iš tų regionų, kai kurie buvo iš didmiesčių, bet vis tiek nuvažiuoti ten ir pamatyti savo akimis, ne per Reelsą, ne per TikToką ar ten online, ne per televizorių. Tos, kaip atrodo miestai, žmonės pabendrauti, tai labai emociškai veikia, bet turbūt į gerą pusę, nes tu gali palyginti, tu gali įsivaizduoti, tu gal labiau ir pajus kažkokią empatiją, kaip žmonės jaučiasi. Tai mes žaidėm su vaikais, ten buvo perkeltų žmonių stovykla, mes ten nuvažiavom, pabūti su vaikais, su jaunimu ir pabendrauti. Su vertėjais, aišku, bet tam, kad pažaisti su vaikais, nereikia vertėjų, paleidai muziką ir paleidai kažką šokti ar ten su kamuoliais pažaidai, tai jie visi labai dėkojo, nes vis tiek čia buvo praėję kažkoks laikas po to žemės drebėjimo, visi biški pamiršo, žiniasklaida pamiršo, atrodo, kad jau ten viskas susitvarkė. Tai mes, kai atvažiavom, jie dėkoja mums, kad tiesiog mes esam su jais, mes nieko realiai neatvežėm tiem žmonėm, bet tiesiog skiriam laiką ir jie visi dėkoja, kad mes esam ten su jais tuo momentu, nes tiesiog praskraidinam jų dienas ir jie jaučiasi dėkingi už tokius mažus dalykus tiesiog, kad mes esam, net nesugebam normaliai bendrauti su
žmonėms, su vaikais, su jaunimu, bet gestais kažkokiais ta emocija jaučiama, tas palaikymas jaučiamas ir jie buvo labai dėkingi už tą. Tai vat su tokiais projektais galima tą padaryti, galima nuvažiuoti ir aišku, tokiose vietose galima irgi rasti daug motyvacijos kažką daryti daugiau ir dirbti su tokiomis temomis. Taip, tai galbūt dabar nubėkim nuo tų Erasmus Plus projektų, nors kaip ir, manau, supratom visi, kad jie tikrai labai daug atneša ir ta patirtis yra neįkainojama. Ir grįžkim dabar prie AI instituto ir šios organizacijos. Tai jau podcast'o pradžioje minėjai, kad jie organizuoja ne tik Erasmus Plus projektus, bet ir užsiema kitą veiklą. Ir vienas iš AI instituto projektų yra klimato muziejus. Ir šis projektas laimėjo ne vieną apdovanojimą įvairiuose konkursuose. Tai galbūt galėtum plačiau pristatyti idėją. Taip, tai klimato muziejus, tai jau pasibaigęs projektas, bet tai buvo apie mobilus muziejus, kuriam buvo 4 konteineriai, kurie keliavo po Lietuvą ir kitas Baltijos šalis, tai Lietuvoje aplankė 16 miestų ir kur žmonės galėjo tiesiog ateiti ir išmokti apie klimato kaitą tokiu interaktyviu būdu. Ir tą jie galėjo padaryti nemokamai, nes visos tos veiklos, tas muziejus buvo prieinamas visiems nemokamai. Tai va toks mobilus pakeliavimas po Lietuvą, po Latviją, kad biški žmonės suprastų, kaip vyksta klimato kaita ir išmoktų kažką naujo savo, ne tokiu būdu, kad čia nueini į muziejų, tiesiog pavaikštai ir nieko nesupranti, o toks mobilus ir modernus būdas susipažinti su tema ir irgi tas klimato muziejus laimėjo ir porą apdovanojimų, būtent tokioj inovacijai galbūt, galima pasakyti, kaip inovacija jo. Ir tema labai aktuali šiom dienom. Tai čia yra kaip ir vienas iš įrodymų, kad norint kažką prasmingo veikti, nebūtina pildyti paraiškas, gali pats pradėti daryti kažką. Ir pavyzdžiui, kitas įrodymas yra tavo kelionė į Ukrainą. Čia dabar sėdi prieš mane, matau Maikę netgi, atsiprašau, marškinėlius, ne Maikę su Ukrainos vėliava. Tai ką tu darai, tai tu su draugais sugalvojai savanoriškai nuvežti humanitarinę pagalbą į Ukrainą. Tai galbūt daugiau galėtum pasidalinti to kelionės patirtim, nes viską ir dokumentavote ir filmavote paskui. Jo, tai mes su draugais praėjusią vasarą suorganizavom savo pirmą tokią kelionę į Ukrainą, kur čia buvo iškart po Hatajaus, tai vat būtent, kai užsakiau, kad gali gauti kažkokios motyvacijos, tai po to miesto, žemės drebėjimo miesto, aš pagalvojau, kad gal reikėtų kažką padaryti ir Ukrainai. Gavau tokios motyvacijos bangą ir išvažiavau pirmą kartą vienas su kitų jaunimų iš ES, jis buvo vadinasi Solidarumas su Ukraina ir ten mes teikiam paraišką kaip individualiai, kiekvienas ten kažkur pamačiau internete, kad organizuojama tokia kelionė čia nesusijusi su darbu, tiesiog užaplikavau ir mane atrinko ir aš išvažiavau vienas. Ten mūsų buvo gal apie 15 žmonių, nelabai daug, nes šiaip žmonės bijo važiuoti tokias vietas, tai vat išvažiavau vienas, mes aplankėm tam Bučią, Kijevą, kitus miestus, Lvovą ir grįžau iš tos kelionės ir tada jau susitikom su draugais ir papasakojau apie tą kelionę, bet dėl to, kad aš biški labiau domiuosi tą temą, man buvo kažkiek per mažai tos Bučios ir Kijevo, aš galvoju, galima buvo padaryti vėlgi geriau ir daugiau. Ir jau sugrįžęs į Vilnių pasiūliau draugam nuvažiuoti dar kartą, bet tiesiog susirinkti paramą. Idėja buvo tokia, kad gal susirinkam paramą bent jau iš savo pažįstamų draugų, galim kažką užsipirkti, nuvažiuoti ir nuvežti ten ukrainiečiam. Bet dėja nepavyko susirinkti jokios paramos iš visokių įmonių, nes mūsų šiaip pagrindinis buvo tikslas tai labiau ne susirinkti iš draugų kažkokių prašyti, ten daryti postus, kad čia mes važiuojame ir renkam paramą. Mūsų gal tikslas buvo parašyti įmonėm ar organizacijom, ten, kurios deklaruoja paramą Ukrainai, kad va yra galimybė kažką perduot ar finansiškai ten paramą finansinę ar daiktais kažkokiais, nes mes esam savanoriai, kurie planuoja kelionę
į Ukrainą. Tai parašėm daug kam iš įmonių, bet visi pasakė arba gera idėja, ačiū, sėkmės, nieko neturim pasiūlyti, nieko neturim. Ir po to tiesiog sugalvojom, tai tada tiesiog susimetam savo pinigais ir važiuodami į Ukrainą, Lenkijoje, užsipirksim kažko ir nuvešim ten žmonėm. Tai radom kontaktų. Karolis toks Sankauskas, Instagrame Tarndukas, kuris dažnai keliauja į Ukrainą. Galima jį stebėti ir matyti, kaip atrodo realybėj Ukraina šiomis dienomis. Jis daro daug tokių išvykų su parama, tai dėl to, kad mes jį sekėm Instagram'e, mes jam parašėm, kad Karoli, mes važiuojam į Ukrainą ir dėl to, kad tu jau turi patirties, norėtume susitikti, gal pakalbėti, gal kokių patarimų, gal kažkur nukreipsi, tai jis atrašė greitai ir susitikom, pakalbėjom ir jis mums pasiūlė paskolinti realiai mašiną, kad mes nuvažiuotume ir grįžtume su tą mašiną ir po to ta mašina buvo jau padovanota Ukrainos kariuomeniai. Tai čia jam buvo didelis ačiū už tai, kad jis mums tiesiog paskolino realiai mašiną žmonėm, kurių jis nepažįstat, žmonėm, kurie parašė per Instagramą random, taip, kad čia kažką planuoja, tai jis paskolino mašiną, davė kontaktų Ukrainai, mes važiuodami užsipirkom, kiek galėjom tos pagalbos, nuvežėm ir jo, veždami tą pagalbą mes, aišku, buvom susitikę su žmonėmis, su organizacijų atstovais visokiais, tai tą visą procesą irgi dokumentavom tiek video, tiek foto, nes du mano draugai, vienas yra fotografas, kitas videomakeris, tai kiekvienas iš jų darė savo, tai fiksavo visą tą kelionę ir mes padarėm iš to vėliau jau sugrįžę tokią parodą iš nuotraukų iš tos kelionės ir trumpą filmuką apie 8 minučių, toks dokumentinis trumpas filmas ne apie mus, bet apie žmonės, kurias sutikom toj kelioniai. Ir dabar su to filmuku ir su ta paroda mes bandom daryti tokią sklaidą Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, ir užsienį darėm irgi buvom pristatę ir filmą, ir tą parodą, pavyzdžiui, Stambulė per konferenciją. Bet dabar fokusuojamės į Lietuvą ir keliausim po skirtingus Lietuvos regionus, savivaldybės ir ten rodysim tiek filmą, tiek tą parodą, tiek jaunimui, tiek suaugusiam. Tai tiesiog dabar esam tokiai organizaciniai būsenai, kur suderinam dabar vietas, datas, kada kur ir važinėsim po tas vietas ir rodysim savo darbą. Realiai mes nesam kažkokie žurnalistai ar ten videomakeriai, viską darom taip, kaip mokam, ką matom, ką girdim, tą fiksuojam. Neturim kažkokio šablono ar plano, kaip tai turi atrodyti. Tai tiesiog tokia natūrali būsena to projekto. Čia jau galima sakyti, kad čia yra realiai projektas, nors finansavimas kol kas eina tik tais iš mūsų pačių lėšų ir mes skiriam savo laisvą laiką, savo atostogas, nepagulėt kažkur Turkijoje all inclusive, o važiuojam į Ukrainą ir jau turėjom 2 tokias išvykas, planuojam ir 3 šiais metais dar nuvažiuoti, tai antra kelionė buvo į Odesą ir Mykolajevą, čia tokie irgi didmiesčiai Ukrainos, ten irgi buvom sutikę daug žmonių, užfiksavom tos momentus ir dabar montuojam antrą filmą, kuris jau bus biškiai ilgesnis, apie pusvalandį, toks dokumentinis, galbūt labiau dokumentinis negu tas pirmas bandomasis filmukas ir irgi tą filmą norėsim parodyti visiems, ne tik kad mūsų draugam pažįstamam, bet ne tik įsimest kažkokį Reelsą ar YouTube'ą ir viskas, bet yra planas tiesiog irgi važiuoti kažkur ir kartu su neformaliu švietimu daryti tokias paskaitas visiems ir skleista žinia apie karą Ukrainoje ir kaip atrodo gyvenimas ten. Čia taip tokia trumpa istorija apie mūsų kelionę į Ukrainą. Bet vis vien tu jau minėjai, kad tave nuvažiuoti į Ukrainą įkvėpė tas Erasmusas Turkijoje. Tai galbūt grįžęs iš Ukrainos radai kažkokių, nežinau, sąsajų bendrų tarp to, ką matei Turkijoje ir tą, ką matei Ukrainoje. Ar nebuvo to? Realiai miestai atrodo labai panašiai ar po kažkokių bombų, ar po žemės drebėjimo. Galbūt žemės
drebėjimas yra žymiai masyvesnis, didesnis ir jis tiesiog viską suniokoja, o bombos jos ten kažkur pataiko, kažkur nepataiko, gal pusę pastato ar kažką, bet žemės natūralūs tie visi disasters. Nelaimės. Net kaip natūralios nelaimės, ne? Ne, gamtinės, stichinės nelaimės. Stichinės nelaimės, jos tiesiog yra žymiai masyvesnės ir tu gali pamatyti, kaip per minutę, porą minučių dingsta miestai iš žemės. O jau tą, ką žmogus jau daro su bombomis, biškiai skiriasi, tai tą gali atskirti. Bet istorijos žmonių, kurie nukentėjo, yra labai panašios. Ir traumos žmonių yra irgi labai panašios. Tiesiog, kad skirtingi būdai, už vieną atsakingas žmogus, už kitą atsakinga gamta. Tai va. Supratau. Gerai, ir dabar gal buvo toks interpas apie Ukrainą, dabar galbūt grįžkime vėl į Erasmusus, į mainus. Tai kur jaunas žmogus gali ieškoti galimybių, jeigu nori sudalyvauti Erasmus programoje, tai kur jam rasti pasiūlymų kažkokių arba projektų? Tai jeigu žmogus nori sudalyvauti jaunimo mainuose, nes, kaip sakiau, Erasmus yra plati programa. Jeigu norit Erasmus studijas, einat į universitetą, kiekvienas universitetas turi savo Erasmus ofisą, ten derinat išvykas semestrui ir turit formalų švietimą, bet kitoj šaly. Jeigu norit Erasmus jaunimo mainus, tai tos skelbimus galite ieškoti. Dažniausiai Facebook grupėse ten yra skirtingos šimtai tų grupių, pavyzdžiui, tai nežinau, Erasmus Projects, Erasmus Projects for Lithuanians, arba ten lietuviškai gali būti tos grupių pavadinimai, realiai viskas yra Facebook grupėse. Jeigu pažįstate organizacijas, kurios dirba su Erasmus jaunimo mainais, tai gali ten ieškoti tų skelbimų, nes dažniausiai, kai reikia tų dalyvių, tos organizacijos, kurios atsakingos už atranką, jos pasidalina pas save paskyrose apie tos kvietimus ir tada grupėse irgi dubliuojasi tie skelbimai. Tai vat, arba per pažįstamus, jeigu pažįstat, kad kažkas išvažiavo, tai galėtų užklausti, kur užmatė, bet dažniausiai kiekvienose Erasmus mainuose yra atsakinga organizacija toj šaly, kuri atsakinga už tą atranką tų dalyvių. Tai vat, jeigu pažįstat, tai iškart tiesiogiai galite matyti, jeigu ne, tai tiesiog Erasmus grupėse galima susirasti, ten yra paieška, galima suvesti Lithuania ar Lithuanians, kažkokius tokius keywords ir susirasti tas galimybės. Ir tada tiesiog būna dažniausiai registracija, atsakot į porą klausimų ir jeigu jūs atrenka, tada jau susisieks su jumis ta organizacija, kuri išsiunčia. Gerai, ačiū, kad pasidalinai, kaip atrasti projektų galimybės. Dar pamiršau pridėti. Taip. Jo, dar galima susirasti, žinau viskas. Puslapį, dar galima susirasti žinau viską.lt puslapį, nes kartais organizacijos prašo pagalbos ir siunčia, Eurodeskui Lietuvos, kad pasidalintų tais kvietimais, tai žinau viską.lt, ten irgi galima. Mes patys irgi kartais siunčiam ir prašom, kad pasidalintų mūsų kvietimų ieškoti dalyvių iš Lietuvos. Taip. Ir mūsų ne tik puslapį, bet ir taip pat ir socialiniuose tinkluose galima rasti. Ir Instagrame, ir Facebook'e būna tų kvietimų. Gerai, tai mes čia daug pakalbėjom apie Erasmusus, apie asmeninės tokias patirtis su jais, bet dabar sužaiskim tokį blitz klausimyną per brūkšnelį viktoriną ir patikrinsim, kad gerai žinai Erasmus Plus programos galimybės. Ir iš viso yra 10 klausimų. O, blitz. Jo, tai gerai. Galėsim pažymį parašyti kaip mokykliniais laikais. Gerai. Tai pirmasis toks sunkesnis, čia gal spėjimo būdu. Kuriais metais buvo įsteigta Erasmus Plus programa? Variantai bus? Ne, spėk. Aš galėsiu pasakyti daugiau, mažiau, šilta, šalta. Apie 35 metai gal dabar yra programai, ne? Gal aš matematikos nemoku. Tai 1,9, taip. 1,9, 8, 5, 6. 1,9, 8, 7. Arti. Bet čia, čia aš nustebus. Gerai. Koks yra bendras Erasmus Plus programos biudžetas? Billions
Milijardais, taip. Milijardai, jo. Tai Trump 5 gal. 26,2 milijardo. Gerai, jau sekanti bus Trump 5. Kai baigsi šitą 26 milijardai, jo. Okay. Tai šitas lengvas, kas yra Youth Pass? Dar nekalbėjom apie tai? Taip. Tai Youth Pass yra sertifikatas, kuris yra išduodamas po kiekvienų Erasmus mainų ar Erasmus mobilumo. Tai toks sertifikatas pripažintas Europos komisijos ir Erasmus programos, kurį galima rodyti, jeigu, pavyzdžiui, ieškot darbą ar aplikuojat kažkur į studijas, tai jis toks oficialus dokumentas, kad tos organizacijos nepirkurtų savo kažkokių šabloninių ten su Canva ar su kažko tų diplomų, kad tu dalyvavai, tai yra tas sertifikatas oficialus ir visi gauna juos ir gali prisekti prie savo CV. Taip, ir Čia dar kaip iš egzamino išmokta atmintinai. Nu, tai va, 10 verta. Jo, ir dar ką norėčiau paminėti, tai kad Youth Pass žymė tavo įgytas kompetencijas jaunimo. Taip, tu gali ten pasirašyti būtent, ką tu išmokai per tą mobilumą. Tai jeigu tu ten patobulinai savo užsienio kalbą, tai gali įsirašyti, nes kai tu gauni to, paaiškinsiu gal kaip vyksta tas Youth Pass, kaip jį galima patobulinti. Tu, pavyzdžiui, kai baigi mainus, tau išsiunčia tokią linką, kur tu gali atsidaryti ir pasipildyti. Ten yra tokios kompetencijos ir gali įsirašyti. Kiekvienas individualiai gali surašyti, ką išmoko ir būtent po mainų visi turės skirtingus sertifikatus, nes kiekvienas žmogus gal kažką kito išmoko. Gal kažkas bendravimo, gal kažkas ten viešo kalbėjimo, labiau įgavo pasitikėjimą. Tai vat kiekvienas pasirašo ir gauna tokį unikalų sertifikatą, kur pažymėtos tos stipriosios pusės, kurias žmogus įgijo per tos mainus. Tai taip, bet čia labai gerai, nes kiekvienas turi tą tokią skirtingą patirtį. Gal kažkas išmoko skaičiuoti, pavyzdžiui, per projektą. Ir jis įrašė improve my math skills ir tada bus galėtų apskaičiuoti, kuriais metais įsteigta Erasmus programa. Jeigu 2024 minus 30. Gerai, tai kiek laiko trunka jaunimo mainai? Jau minėjai šitą, bet nuo kiek dienų iki kiek dienų gali trukti minimumas, maksimumas? Nuo kiek? Iki 21 dienos maksimum? Taip. O minimumas? 5. Spėjau. Gerai. Puikiai. Gerai, dabar, o koks yra amžiaus intervalas? Kokio amžiaus žmonės gali dalyvauti Erasmus? 13-30. Puikiai. 30 dar įskaičiuota, tai galima dalyvauti. Čia būtent apie Erasmus mainus, bet mes kalbam, bet jeigu kažkas yra vyresnis, virš 30, tai nieko tokio, nes kiekvieni Erasmus mainai turi tokį komandos vadovą, team lyderį, kuriam nėra taikomas amžiaus kažkoks limitas, tai 18+, jūs galite važiuoti, pavyzdžiui, kartais būna, kad atvažiuoja kokia nors mokytoja ir turi ten 5 mokinius, pavyzdžiui. Tai jeigu jūs vyresni, jūs galite visą laiką dalyvauti, bet jau kaip komandos vadovas, kur bus atsakingas už komandą ir biškai gal daugiau atsakomybių gausit, bet irgi yra dar kita Erasmus programa, kuri labiau skirta tiem, kas dirba su jaunimu, tai ten, nežinau, socialiniam darbuotojam, jaunimo darbuotojam, ten irgi 18+, nėra jokio limito ir galite važiuoti belekada į tokius projektus. Tam tiesiog jau bus kito amžiaus grupė, kiti užsiėmimai, rimtesni, kito lygio ir tam, kad labiau kursai tokie. Jo, kaip kursai, kaip dirbti su jaunimu, arba ten vis tiek pasaulis keičiasi, viskas keičiasi ir reikia irgi tobulinti savo įgūdžius, kaip dirbti su tam tikra grupė. Taip. Gerai, tai amžių sužinojom, dabar bandysim sužinoti, koks yra maksimalus dalyvių skaičius jaunimo mainuose. Šiam, taip. 60. O minimalus? Oh, shit. 12? 16 išskyrus atvejus, kai dalyviai yra vien tik mažiau galimybių turintys jaunuoliai, tuomet mažiausias galimas dalyvių skaičius yra 10. Pusę taško. Ne, jo, visai gerai atsakinėjai. Kiek mažiausiai skirtingų šalių gali gyveninti Erasmus Plus jaunimo mainų projektą? 2. Puikiai, taip. Ir yra, dar taip pat mes nepaminėjom, kad kartais prieš tam tikrus jaunimo mainus būna išankstinis vizitas, kur ten tiesiog susipažįstama su programa, ten dažniausiai grupių lyderiai važiuoja. Tai kokia yra išankstinio vizito trukmė?
Maksimali. Maksimali. Maksimali, taip. 2 Kas 2. dienos. Taip. Puikiai. Puikiai. Na ir paskutinis klausimas. Čia aš atsakymų jį nepateiksiu, nes jį pateiksi tu būtent ir turbūt, čia toks atsakymas, kur gali būti bet koks teisingas, tai tau reiks vienu žodžiu pabaigti sakinį. Erasmus Plus, tai Galimybės jaunimui. vienu žodžiu. Galimybės. Gerai, puikiai. Galimybės. Tai ką tu patartum žmogui, kuris norėtų išvažiuoti į jaunimo mainus, tačiau bijo tai padaryti? Tai patarčiau nebijot, kad ir kaip tai skambėtų, bet... Nerašyti, kad expired ID, Jo, tai... kad pasą pamečiau. Jeigu kažkas bijo, tai nebijot, nes būtent kai yra ta baimė ar nežinomybė, tai būtent tame momente ir vyksta tas pakeitimas ir tas tobulėjimas. Tai jeigu mes kažko bijom, bet tas žingsnis yra labai sunkus padaryti tą pirmą žingsnį, bet kai mes jį padarom, viskas yra labai lengva. Tai reikia įveikti tą baimę ir būtent per tą įveikimą mes įgausim ir pasitikėjimo ir kažko dar išmoksim. Tai jeigu jūs bijot važiuoti kažkur vieni, tai susiraskit draugą. Bet šiaip nerekomenduočiau važiuoti su draugais, nes jūs būsit visą laiką kartu ir mažiau bendrausit su kitais. Geriau išvažiuoti vienam ar vienai ir tiesiog būsit priversti bendrauti su kitais, kas bus tame projekte, negu nuvažiavę ten 2-3, užsidarysit vienam kambarį kiekvieną vakarą ir sėdėsit ir būsit tam savo burbule, o reikėtų mokytis tobulėti, tai važiuojat vieni ir iškart viskas vyksta greičiau, nes jūs tiesiog spaudžia, kad jūs esat vienas ir turėsit bendrauti, ar ten pramokti anglų, bijot, pavyzdžiui, gal kalbėti, kad jūsų akcentas kažkoks netoks. Tai kai būsit vieni, jūs tiesiog neturėsit kito būdo, kaip tiesiog bendrauti su kitais. Tai man irgi tai buvo, kad aš bijau savo akcentą angliško, kad Man taip pat čia ne American, ne British. Ir net nelaikiau egzaminą anglų kalbos, pavyzdžiui, mokykloje, nes galvoju, nepakalbėsiu aš apie tą speaking English, bet po to, kai išvariau į porą Erasmus mainų, pradėjau kalbėti taip, kaip moku, nesvarbu ar gramatika, ar kažką, ar akcentas, žmonės tą supranta ir tai yra svarbiausia. Bet aš pati, kiek buvus jaunimo mainuose, ten tikrai susirenka žmonės su skirtingais akcentais ir tu pats supranti, kad nieko čia blogo. Nieko čia blogo ir dar būna linksma, nes po kažkiek laiko tu supranti, va čia yra itališkas English, čia yra turkish, čia dar koks nors Eastern Europe, Polish English, ten, tu pradedi po to suprast, tiesiog eidamas gatvę, iš kokios šalies, pavyzdžiui, tie žmonės, nes tas akcentas ganėtinai stiprus yra kiekvienoje šalyje. Galbūt tik skandinavai turi tokį labiausiai anglišką, clean, pure English. Tai tas labai padeda nuvažiuoti tokius mainus ir tiesiog pralaužti ledą. Kokį dar čia patarimą? Tai tiesiog aplikuot, jeigu jau pasiryžot kažkur, tai aplikuot, jeigu vieną kartą gausit ne, kad kažkas jūsų neatrinko, tai kartot, nes vis tiek bus kažkada ta diena, kai jūs atrinks ir neieškot kažkokių, pamiršau žodį, neieškot atmaskių. Atmaskių? Nežinau kaip išversti atmaskės. Nusimuilinimų? Nebandyt nusimuilinti. Pasiteisinimų. Neieškot pasiteisinimų. Neieškot pasiteisinimų, kad čia nevažiuosiu į kažkokį projektą, nedalyvausiu, nes tiesiog prarandant galimybę tobulėti, išmokti, pamatyti, būti labiau atviriem kažkokiem dalykam ten. Tai Erasmus tiesiog duoda jums tas galimybės tiek pakeliauti. Kelionės nėra tokia pirma, gal priority tos programos, nes jos tikslas yra, kad žmonės išmoktų vieni iš kitų, kad jie būtų artimesni, kad būtų mažiau stereotipų, daugiau bendradarbiavimo, tas tokia one family europinė, tai kelionės, aišku, faina, čia yra toks didelis pliusas ir bonusas tos programos, bet tai nėra number one, ką nori Europos Sąjunga ir ko nori mes irgi. Nėra pagrindinis prioritetas. Nėra pagrindinis prioritetas Europos Sąjungos, kad čia keliauti, jo. Taip. Svarbiausia mokytis. Aš jau tavęs klausiau, kur ieškoti galimybių, bet aš pamiršau labai svarbų dalyką, tai kaip atsirinkti kokybišką jaunimo mainų projektą arba šiaip Erasmus Plus projektą, kaip žinoti, kad
projektas bus geras? Čia labai sunkus klausimas ir turbūt atsakymą negalėsiu tokio pateikti tikslaus, nes jeigu tie projektai nėra organizuojami, pavyzdžiui, pačių nacionalinių agentūrų, tai čia tie, kas vertina tos projektus ir dalina finansavimą, tai tikimybė, kad tie Erasmus jaunimo mainai bus geri ar blogi, irgi labai didelė, kad jie gal bus vidutinio lygio tie mainai. Geriausia, tai jeigu turi draugų, tai pasiklaust, nes kažkas gali, jeigu būna geri projektai, tai žmonės tiesiog rekomenduoja. Tai žmonės rekomenduoja tą organizaciją ar tos projektus, kurie daro. Tai jeigu turit pažįstamų, tai per juos. Šiaip galima visą laiką užklausti tose grupėse Facebook, pavyzdžiui. Jeigu pamatot skelbimą, galvojat, ar čia bus geras projektas ar ne, tai galima parašyti tose grupėse, pavyzdžiui, tokia organizacija už kelių mėnesių darys Erasmus jaunimo mainus, gal kažkas dalyvavo, gal turit kokių nuomonių apie juos ir galbūt pasiseks ir kažkas aprašys. Bet galiu tik pasakyti, kad realiai jo geriausia, kai turi geras sąlygas, ten nežinau, ar gerą viešbutį, ten super maitinimą, bet vėlgi tai nėra all inclusive, tai nėra kažkokios atostogos, kur jūs važiuojat, jūs nieko nemokate, viską gaunat nemokamai. Bet svarbiausia projektas tai yra, aišku, žmonės, tie dalyviai, nes viskas yra paremta bendravimu ir ant žmonių pastatyta. Faina turėti geresnės kaip gyvenimo sąlygas, reikia stengtis jo atsirinkti, bet tai nereikėtų per daug gal kreipti dėmesio. Deja, bet tai vyksta jo, kartais būna, kad nekokybiškai padaryti Erasmus mainai, tokių atvejų yra ganėtinai daug, bet būna ir tikrai gerų projektų, kur galima nuvažiuoti ir gausit viską ir tiesiog reikėtų dalyvauti ir susikursit kažkokią nuomonę, pasidarysit draugų, galėsit tiesiog toliau dalyvauti ir bus lengviau. Gal aš pamiršau gerą istoriją iš projekto, atsiminiau, kalbėdamas. Ant galo grįžtam, judėsim kur nors gal. Susuksim. Čia daug montažo bus. Jo, tai istorija tokia, kad ne Erasmus, bet irgi tarptautinė. Tai kai studijavau magistrą Stambulę, užaplikavau dalyvauti tokioj konferencijoje Azerbaidžane, ten buvo 2016 metais Gendžė, toks miestelis, buvo jaunimo sostinė Europos ir jie ten darė forumą tokį jaunimo. Užaplikavau iš Turkijos ir mane atrinko ir nuvažiavom ten į tą forumą, ten irgi panašaus pobūdžio, tiesiog labiau formalus, nes ten konferencijos, kažkokie tokie biški politikos yra ir nuvarėm ten į tą konferenciją, ten porą dienų ir viskas, kaip ir buvo faina, linksma, daug žmonių, visko. Bet geriausia iš tos konferencijos, to forumo buvo, kad jau kiek metų praėjo, beveik 8 metai, bet ten buvo keli žmonės, su kuriais iki šiol mes esam geri draugai, su kai kuriais mes ir bendradarbiaujam, darom kartu projektus, tai vat būtent per tą forumą susipažinau, čia tame forume susipažinau su didžiausiu skaičium tiek draugų, tiek žmonių, su kuriais iki šiol dirbam. Nežinau, kaip tai pasisekė, kad vienam projektui buvo tiek žmonių, kurie taip susimečina vieni su kitais, bet mes 8 metus jau esam geri draugai ir dirbam kartu. Kitose projektuose gal taip nebuvo, čia tokie gal vienintelis atvejis, bet irgi dar kartą pabrėžti, kad bendravimas su žmonėm yra svarbiausia ir keliaudamas į tokius projektus, važiuodamas į tokius projektus, gali susirasti tiek draugų, tiek kažkokių partnerių įgyvendint projektus, mažus ar didelius nesvarbu, bet tiesiog partnerius. Ir gali, aišku, sutikti svarbiausia, dar pamiršau pridėti kažkokią savo gal gyvenimo meilę, gali sutikti irgi tokiuose projektuose, nes kaip žinom, Erasmus Babies, Erasmus vaikų yra jau virš 1 milijono per šitus 30 plus metų, jau baigė ją skaičiuoti, nežinau kaip skaičiuoja, aišku, ta statistika, bet virš 1 milijono yra Erasmus vaikų, ne per Erasmus mainus, bet bendrai po Erasmus programos dalyvavimo, 1 milijonas plus vaikų, tai draugai, partneriai projektam ir gyvenimo meilės irgi gali būti tose projektuose. Taip, tai tiesiog nebijok išdrįsti. Jo, nebijok išdrįsti, padaryk pirmą žingsnį, nugalėk baimę ir patobulėsi ir kažką gausi naujo.
ir negalėsi sustoti. Labai sukelia priklausomybę. Taip, Atsargiai. labai sukelia priklausomybę, Bet gerąją prasme. Taip. Gerąją prasme. Tai va, tai ačiū Tomai, kad sutikai atvykti pas mus į studiją ir papasakoti, pasidalinti savo patirtimi. Ačiū tau, kad perklausai visą tinklalaidę. Su jumis buvo Žinau viską podcastas ir iki kitų kartų. Viso. Iki.